Breathe with me. Ko čia filmuoji dabar? Duot, mato, kad durnas žmogus. Meda, artinu tavo veidą. Ne, nedrįsk. Oi, čia dar slapta kamera. Drakonų kovos. Rokai, turime jums keletą klausimų. Laisvai. Kaip jūs jaučiatės po pirmojo savo kadro ir debiuto? Puikiai. Tai aišku, nebuvo mano pirmasis debiutas, bet toks pirmas gal iš rimtesnių, aišku, toksai žanras filmo, neišbandyti, nepatirti potyriai. Girdėjau, jūs lovoje gulėjote? Lovoje, bet šį kartą vienas. Vienas. Kodėl vienas? Ar tikrai vienas? Apie ką galvojate? Režisierės iš tikrųjų tokia mintis. Apie režisierę galvojate? Ne, režisierė visai nieko, mūsų režisierė, bet... O kas režisierė? Patinka režisierė? Režisierė mūsų yra Miglė Žilinskaitė. Ir jums jį visai patinka? Visai, tai kaip jūs galvočiate, šį vaidmenį gavau ne šiaip savo. Tai jau reiškia, lovoje gulėjot ir ne vienas. Filmavime vienas, apsiribokime tuo šiandien. Pirma scena, 11 kadras, 3 dublis. Veiksmas. Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti. Ale to negalėdavo nei vienu būdu gauti. Nu, parodykit, kaip parašėt. Išformuodė labai gražiai. O čia tai klaida. Labadiena, šiandien kalbame su sidabrinės gervės nominantu Beržų Kristupu. Taigi, Kristupai, kaip jūsų komanda? Ar viskas patinka komandai? Kas tiksliau? Man patinka mergaitės, labai gražiai apsirengusios. Kaip jums režisierė jūsų? Režisierė nieko moka parėkt. Galiu parodyti. Taip, prašom. Tylos! Tada Barbora pasako 8 scena, 5 kadras, 12 dublis. Bet jinai taip pasako 8 scena, 5 kadras, 12 dublis. Labai gražu. Tada jinai sako, ta režisierės taip sako, veiksmas! Tada aš sakau, štai čia matot obolį. Obolys yra geometrinė, ten kūnas geometrinis turi, ten, žodžiu, paviršiaus plotą turi. Tu žinai? Taip, žinau. Taigi, girdėjau, mėgstate improvizuoti savo. Mėgstu. Ar dėl to, kad nepatinka jūsų rašytojai scenarijos? Aš nežinau, kad man ten, tai ir taip ten mažai to teksto, žinai, galima kažką dar pasakyti. Galvoju, kad atskleis labiau. Manytumėt geriau sukurtumėt, jeigu jūs kurtumėt, manot, kad geriau sukurtumėt? Aišku. Taip? Taip. Aišku. Taigi, viskas. Ačiū. Куда идешь? Я ничего не знаю, ничего не имею. Оставьте меня в покое. Быстро! Все! Ir tada čia buvo
Kaukė. Taip, laba diena. Labą dieną. Jūs kokiam filme vaidinat? Nežinau, kaip vadinasi. Ar su dar aktoriais? Taip. O kokia jūsų yra? Prašome čia atsėsti. Čia. Koks jūsų vaidmuo? Mokinėsiu. Mokinė? O ką tiksliau darote? Mokinuosiu. Kokie jūsų žodžiai? Ką jums reikia sakyti? Ar sunku? Neturit? Improvizuoti. Improvizuojat viską? O gaunasi viskas? Gaunasi. Tai labai šaunu. O ar kaip jums? Jūsų režisierė gerai? Gera, O labai. visa komanda visai labai gera? Labai gera. Niekas jums niekur neužkliūna? Ne, visi labai geri. Visi tikrai labai geri. Taip. Nu negali tai būti. Nu, labai geri visi. Nu kažkas vis tiek turi nepatikti. Girdėjom, kad Kristupas jums nepatinka. Gali tai būti? Ne. Negali būti. Tai visi patinka. Visi patinka. Ačiū, viso gero. Labą dieną, Žygė. Taigi, koks jūsų vaidmuo? Nacis. Nacis, o katram filme vaidinat? Kaip vadinasi filmas? Šeik. Atsiprašau, bet mums reikėtų išgirsti, kaip vadinasi filmas. O tai kalbėjo ar leido? Ar žinote filmo pavadinimą? Išjung kamerą, Mariu. Dabar apklausime Gintarę. Visų pirma, tai kokia buvo jūsų rolė? Ką jūs veikite? Aš režisavau. viską. Režisavo, kokį filmą? Mūsų filmas yra apie dar aktorių mokyklą. Pavadimą dar kaip ir nesugalvojom, bet dar sugalvosime. Ar susidūrite su kokiais nors sunkumais? Tik tais mažais. Tai yra kitais žmonėmis, kurie trukdo Ir visą tie maži procesą. sunkumai buvo tokie svarbus, kad reikėjo bėgti ir rėkti ant visų labai stipriai. Aš nepasakyčiau, kad stipriai. Čia Nestipriai, ne? Man tai čia buvo nestipriai. Jums tai gal kaip, nežinau kaip jums tai buvo. O su kuriuo žmogum labiausiai nepatiko dirbti? Su kuriuo nepatiko dirbti? Ne, su Justina tai buvo geriausia dirbti, nes jinai tik viena mane suprato turbūt. Blogiausia turbūt buvo dirbti su... Nu, šiaip su visais vienodai buvo. Nebuvo, kad su vienais labai gerai, su vienais kitais blogai. O kaip dėl Jono? Dėl Jono, kaip su juo darbas vyko? Atvirai sakant, jei filmuočiau filmą ir man reikėtų padaryti castingą, tai niekada jo į savo filmą neimčiau. Dėl jo... Aš kaip DiCaprio. Ne. Dėja. Gerai, dėkui už jūsų atsakymus. Pratrinkite tai gerai. Куда идешь? Что за фантом? Я ничего не понимаю, оставьте.